tautų kraustymosi metu galima įžvelgti keletą labai reikšmingų įtakų, labai ryškių, pasireiškusių baltų archeologinėje medžiagoje. Na, tai pirmiausia yra dideli sidabro kiekiai, tai yra naujos medžiagos atsiranda papuošalų gamyboje. Mes matome naujas technologijas, naujai padaromi šitie papuošalai. Tai yra labai sudėtingos technologijos, jų atrasti tikrai sunku būtų iš naujo. Tai yra iš senų tradicijų atėjusios technologijos, pavyzdžiui, juodinimas iš net Egipto ar kitų Romos provincijų teritorijų, Padunojas, Juodosios jūros pakrančių. Tai yra stilistika, dirbinių, ornamentika. Mes matome šiuos motyvus gana toli. Taip pat jaučiama ir, pavyzdžiui, pasikeičia ginkluotė, atsiranda kovos peiliai su grioveliais. Na, tokia ginkluotė irgi žinoma klajoklių gentise. Kas ta Padunoje tuo metu? Tai yra tautų katilas, tai yra Hunai, Atylos imperija Padunoje kūrėsi tuo metu. Na ir tai yra įvairiausių tautų mišinys, todėl ir mes jaučiame kaip tik tas įvairiausių įtakų mišinį, lydinį mūsų kultūroje. Na, tai yra, tos įtakos pasireiškia ypač 5 amžiaus viduryje, tai maždaug 450-470 metai, kas tuo metu vyko, tai yra Atylos mirtis, Katalonijos laukuose įvykęs mūšis, kur Hunų imperija žlunga. Na ir tautos skirstosi, kaip Jordanas rašo, to meto istorikas, rašo, kad Hunų valdžioje buvusios tautos išsiskirsto po Europos platybės į savo anksčiau gyventas žemes. Na, matyt, kažkokia dalis gyventojų dalyvavo tautų kraustymosi žygiuose, galbūt ir su klajokliais. Jie kovojo Europos platybėse, Romos provincijose. Na ir todėl šitie nauji elementai, jie lydėsi, sintetinosi. Na ir susidarė visiškai gal nauji dirbiniai, nėra 100% analogijų. Mes ten nerasime, bet yra kai kurie dirbiniai, pavyzdžiui, Plinkaigalio kapininė sparninė segė, huniška, tai konkretus hunų dalyvavimo elementas. Na, tačiau antropologiniai tipai, pavyzdžiui, Vidurio Lietuvoje mes turime antropologinę medžiagą, tai yra Plinkaigalio kapinino medžiaga ištyrinėta gerai. Mes matome, kad ten nėra, nepasireiškia labai ryškiai ten mongoloidiniai kažkokie elementai. Taigi tie buvo žmonės, tie patys, galbūt ir baltai, dalyvavę tautų kraustymosi žygiuose. Na, galėjo būti ir germaniškas kažkoks elementas, na, sunku dar šiandien pasakyti. Ir taip pat galime išskirti dar vieną tautų kraustymosi laikotarpio įtaką, kuri Lietuvos teritorijoje nepasireiškia, bet ryškiai pasireiškia Mozūrijos regione, ežeryno, tai yra dabartiniai Lenkijoje, Olštino apylinkėse. Ten mes randame kiek vėlesnio laikotarpio, tai maždaug apie 500-uosius, gal 550 metai. Tai yra hunų, tai yra jau vėlesnio kiek laikotarpio, irgi iš Vidurio Europos įtakos, tai yra pirštuotosios segės, paauksuoti ar auksiniai dirbiniai, urnos su langeliais. Na, tai yra labai ryški medžiaga, išsiskirianti iš baltiškojo fono. Na ir todėl negalime pasakyti, kad tautų kraustymosi laikotarpis buvo, nepalietė Lietuvos. Mes gana ryškiai tai jaučiame, tyrinėdami kapinynus, ypač Nemuno žemupio, Lietuvos pajūrio, Vidurio Lietuvos. Tai pasireiškia taip pat ir Prūsijos teritorijoje, tai yra Sengos pusiasalyje, dabartinės Lenkijos šiaurės rytinėme pakraštyje prie jūros. Na ir
Tai yra medžiaga, kuri dar laukia tolesnių tyrinėjimų, interpretacijų. Bet atmesti to mes įtakų negalime. Tai ateinančios kartos turėtų dar patikrinti tą medžiagą.